Įsivaizduok, kiek aš kentėjau. Lėktuvose aš būdavau su aukštakulniais ir man atrodydavo, kad perskrist Atlantą su aukštakulniais yra kažkoks tipo kulsai. Jeigu tu būtum tokia mama paprasta ir jeigu aš neturėčiau tavo spintos, tai gal tada man būtų liūdniau, bet... Tai va, išsisprendėm, pasirodo, va, kodėl. Ir aplamai taip geriau gyventi, nes daugiau pasirinkimų mes abi tada turim, žinai. Man keista, kad man jūs tiek daug leidžiat, bet iš kitos pusės aš nieko nedarau, kad išnaudočiau tą galimybę, žinai. Tai kaip ir nėra pagrindo, kodėl turėtumėt neleisti. O aš gražus, aš turtingas, aš turiu ten naujesnį telefoną, kodėl tai nulemia kaip ir mūsų vertę, kaip žmogaus, žinai, kaip draugo. Tu neteini, nesakai, nori ten naujų rūbų, nori naujo telefono. Aš noriu į kirpyklą jau 2 savaitės. Sveiki atvykę į mūsų podcastą. Sveiki. Šiandien pas mus vėl Emutė. Emutė jums labai patiko, tikrai rašėt man labai daug padėkų, daug komentavot ir sugrąžinam Emą į podcastus. Matyt, kažkas jums labiau patinka negu Mindaugas. Nu va, konkurencija atsiranda. Iš tikrųjų, tai aš irgi galvoju, man tai faina buvo pažiūrėti mūsų pačių podcastą, labai gražiai susiklausė, nes kartais iš šalies taip savęs nematai. Tai va, tai Ema pas mus labai pratinga ir jinai pasiekė labai daug paauglių ir mamų pasiekė ir vėl šiandien kalbėsim, žinai apie ką? Savivertė, socialiniai tinklai, kada iš jūsų atimti telefonus, kada ne ir kūno imidžas, ne, kaip mes buvom aptarę. Patyčios dar? Patyčios. Nu, toks bus miksas apie viską. Turim jo, pakalbėsim apie viską, taip kaip mes, kad šnekam namuose ir labai tikimės, kad jums bus įdomu. Tai pradedam apie savivertę. Kaip tu galvoji apie savo savivertę? Tu esi pasitikinti savim? Nelabai. 6, 4? Jeigu nuo 1 iki 10, tai kokie solidų 6, manau. Solidų 6? Gal kartais blogom dienom kokie 4 gal. Bet šiaip... Aš manau, aš skaityčiausi labiau pasitikinti savim kitų paauglių tarpe kažkaip. Bet ką tu laikai pasitikėjimu savim? Pavyzdžiui, aš tai kai kuriuose srityse aš esu labai pasitikinti savim, kai kuriuose aš, pavyzdžiui, esu, visiškai ne. Pavyzdžiui, aš, kur esu stipri, tai man atrodo motinystė. Sutikim abi dvi. Yes? Yes. O tavo kokia stipri sritis būtų? Šiaip dailė, bet vėlgi, kurioje žmonių grupiai, nes jeigu aš esu tarp kitų dailininkų, tada ne tiek, bet jeigu aš esu tarp žmonių, kurie nepiešia, tai žinai. Vėl kitaip. O tai kaip tu vertintum savo savivertę šiandien nuo 1 iki 10? Žinai, taip, jeigu bendrai sujungus visus taškus, tai sakyčiau gal kokie, 6 gal ne, gal 7 daugiau. 7. Nu va, 30 metų ir dar ir man 1 balu pakils gal. Ta savivertė toks dalykas. Jeigu viskas gerai sekasi, viskas fainai, tai tada jos yra. Bet aš dar supratau, kad pasitikėjimas savim ir savivertė 2 skirtingi dalykai. Nes, pavyzdžiui, man gerai sekasi bendrauti su auditorija. Čia aš turiu pasitikėjimą. Motinystė man gerai sekasi. Savo išvaizdą, prieisim prie tos temos. Aš sakyčiau, 8 esu patenkinta. Gal ir tu pasakyk, o kiek tu esi patenkinta savo išvaizdą? Šiandien? 9. 9, prašau. Šiandien 9. Bet, man atrodo, kad savivertę dar galima priimti kaip, savęs vertinimą, kaip tu manai, ko tu tikiesi iš kitų žmonių. Nes pasitikėjimas savim tai toks, labiau asmeninis dalykas, o savivertė toks labiau tavo santykiai su kitais, žinai. Taip, pritariu. Nes, kartais būna, kad matai tokias labai fainas, tokias pasitikinčias savim merginas arba vyrus ir tu matai, kaip jie priema iš kitų žmonių tokį, labai nederamą elgesį ir, man atrodo, kad tai labai kartais pasirodo, kas turi. Atrodo, kad kaip ir išorėje atrodo tokie, kaip ir pasikėlė arba savim pasitikintis, o paskui tu pamatai, kad realiam gyvenime, kad jie leidžia kitiems su jais labai blogai elgtis ir tas iš tikrųjų parodo, kad žmoguje yra. Ane? Šitame šnekame. Tai va, aš manau, kad tu gali būti pasitikinti savim ir neturėti savivertės vienu metu. Nes tu kaip ir gali būti, aš ten gali eiti ten, kalbėti visokias, ten bendrauti su žmonėm, bet, galų gale tas dalykas, kaip tu leidai kitiems tavim elgtis ir parodo. Arba, pavyzdžiui, būna irgi taip vaidina, kad tipo labai labai cool, o paskui pamatai, kiek jie
nu, ten nesaugus yra ar savo išvaizdoje, ne, ten pradedant savęs varyti kažką. Aš irgi šitą labai pastebėjau, kad žmonės labai mėgsta sukurti tokį tipo kietą fasadą, bet paskui tikrai pasimato, kad, nu, tokio nėra. Ne? Jo, šiaip įdomu, kodėl mes tai darom iš tikrųjų, nes... Kad kiečiau atrodytume, ne? Jo, bet kam to reikia? Tu nemanai, kad kiečiau fainiau? Nu, aš manau, bet ta prasme, aš nesuprantu iš viso, iš esmės, kodėl. Nu, iš kur tas kietumas atsiranda, žinai? Nu, tipo... Nu, bet labai įdomu, šičia irgi gal skirtumas tarp kartų. Mano laiku, tai jeigu tu gerai atrodai, esi gerai apsirengus, nu, žinai, ten, nežinau, spinduliuoji kažkokią energiją, dar kažką ten turi geresnio truputį negu kiti, nu, tai galėdavai vaikščioti taip kaip ir kietai. Nu, bet iš tikrųjų, šiaip įdomu. Bet kodėl būtent tas, kad, o, aš gražus, aš turtingas, aš turiu ten naujesnį telefoną, kodėl tai, nu, nulemia kaip ir mūsų vertę, kaip žmogaus, žinai, kaip draugo. Man atrodo, jūsų kartoj tas mažiau, ar ne? Pas jūs yra tas toksai pasilyginimas? Pas mus gal mažiau žmonės kalba apie tai, bet yra. Yra vis tiek, ne? Toks labiau užslėptas, bet yra. Vis tiek svarbu ten, su kokia ten mašina tėvai važinėja, ne? Arba nu, ten kur tu atostogauji, šitas svarbu. Jo, šitas, nu, niekas taip nelabai, kad sako, bet vis tiek jaučiasi, žinai? Jo, toks užslėptas. Jo, tai va, tai... Nežinau, šiaip ta savivertė, kažkaip ją reikia ugdyti, bet čia ne tas pats, kas pasitikėjimas savim. Pritariu. Nes man atrodo, kad aš pasitikiu savim, bet nu, mano ta savivertė tikrai nėra tokia, kokia aš norėčiau, kad tai būtų, žinai. Bet aš, žinok, nu, niekad nesu sutikus žmogaus, kuris sakytų, va, aš visose srityse esu toks labai, žinai, confident, labai cool. Pavyzdžiui, tos moteris, kurios man pačios įdomiausias visada buvo, kuriuom aš žaviuosi, tai visos turėjo kažkokią pažeidžiamą pusę, visos turėjo savo kažkokias down days, žinai, visom ta savivertė svyruojanti tokia ir svarbu žinot, kaip ją prikelt. Man atrodo, kad tas pasitikėjimas savim tame ir yra, kad tu pripažįsti, kad tu turi silpnų pusių ir tu moki jas kaip ir, nu, apšokti ir moki su jom gyventi, ne tai, kad tu jų neturi. Gerai. O tai, ką tu laikytum savo silpną pusę? Tu gali atskleisti tokį dalyką? Šiaip. Aš galiu atskleisti, gal tau bus tada... Mano? Ne tavo. Atskleisti savo. Galėsim ir apie tavo pakalbėti. Pavyzdžiui, mano tai emocijos. Aš galiu labai greitai pamesti save ant emocijų. Ir man atrodo, čia mano pakankamai silpna pusė. Kad aš taip palaikau gerą fasadą, bet jeigu mane kažkaip užkabina ant emocijų, čia visai nesenai buvo, aš taip, ir jau pradedu taškytis. Tai mano šita gal pusė. O toliau tai pagalvam, kokia tavo yra. Mano tai gal šiaip komunikacija, sakyčiau. Bet tu labai gerai komunikuoji, ypač pagal save. Kartais, bet kai reikia iš tikrųjų, kai būna tokias situacijas, kur labai reikia gerai iškomunikuoti, aš labai, užsikertu. Ir aš atvirkščiai, nei tu, jeigu tu, pavyzdžiui, ant emocijų važinėjas ir, ta prasme, tau jos eina visur, tai aš kai, jaučiu daug, aš tiesiog labai užsidarau savyje ir aš nutilstu visada. Taip. Tai, čia vėl to balanso reikia, žinai. Turi kaip ir ne per daug, bet ne per mažai. O kaip lyginimasis yra? Pavyzdžiui, ar tu lygini save su kitais? Šiaip jo. Ar tave, pavyzdžiui, kabina ten draugė pasako, kuri nuvažiuos atostogauti? Ne taip aš lyginuosi, bet tiesiog, man... Aš ne tai, kad galvoju, jie kažko turi, o aš neturiu, bet aš tiesiog galvoju apie tai, ką kiti turi ir aš noriu to, žinai. Aš niekada dar nepagavau savęs galvojant taip, pas juos tas geresnis už tą. Bet aš visą laiką taip, matau tos daiktus, kuriuo aš noriu ir, man toks biškai gal pavydas. Bet kaip įdomu, kad aš apie juos nežinau. O ko tu, pavyzdžiui, nori? Taigi elementarių dalykų. Bet tu žinai, kad labai retai, pavyzdžiui, tu neteini, nesakai, nori ten naujų rūbų, nori naujo telefono. Aš noriu į kirpyklą jau 2 savaitės. Jinai nori pas gerą kirpėją dabar. Tai gerai, šitą aš išspręsiu. Tiesiog, bet čia toks, jeigu mes kalbam apie savivertę, kad, čia daiktai tai viena, bet pavyzdžiui, aš tiesiog daugiau žiūriu žmonės kaip,
oho, ji taip gerai moka pareikšti savo jausmus. Aha, supratau. Bet aš nesakau, kad, ji žymiai geriau moka už mane. Nu, aš taip tiesiog pastebiu žmonėse, žinai. Aš nežinau kaip tu, ar tu lyginėsi, nes man atrodo, kad tas lyginimas jis toks ne. Dabar aš kažkaip nebesilyginu, stengiuosi nesilyginti. Aišku, yra kažkokia labai maža kategorija žmonių, kurie galbūt man taip, jie taip. Aš kažkaip šiai dienai savo gyvenime jaučiuosi, kad visko turiu kažkaip. Atostogauju ten, kur noriu, darau, ką noriu, praktiškai rengiuosi kaip noriu, man šitą vietą ne. Aš atsimenu, kai aš augau, žinai, man buvo labai sudėtinga. Mes buvom tokia labai standartinė sovietinė šeima, tai aš visko norėjau, žinai, geresnio padelio, geresnio lankelio, geresnio, nežinau, krepšio į mokyklą, žinai, viską. Bet man atrodo, čia tas faktorius yra, kad kai tu esi vaikas, tai ne nuo tavęs priklauso tie dalykai, žinai. Paskui, kai pradedi uždirbti, tu gal pradedi norėti tokių dalykų ir tu žinai, kad tu gali jos pasiekti, tai nuo tavęs priklauso, bet kai tu... Bet žinok, aš turiu keletą savo draugų, kur man sako, pastoviai vaikai nori dalykų, nes nesijaučia gerai, žinai, kad ten nori kažkokiu batų ar nori kažkokiu rūbų, nes kitaip jie nesijaučia gerai tarp bendramžių. Aš, pavyzdžiui, pas tave šitą niekad nepastebėjau. Tau būna taip? Ne, nelabai gal. Bet ne. Bet iš kitos pusės man nereikia tokių dalykų, nes tu visko prisiperki ir tada aš tiesiog iš tavęs pasiemu, žinai. Prašau, jeigu tu būtum tokia mama paprasta. Ar mūsų labai skirtingos figūros būtų? Jo. Ir jeigu aš neturėčiau tavo spintos, tai gal tada man būtų liūdniau, bet... Tai va, išsisprendėm, pasirodo, kodėl. Mama gali tiesiog pasimti, ką reikia ir jinai jau turi geriausiai. Ne, nes, ta prasme... Ir aplamai taip geriau gyventi, nes daugiau pasirinkimų mes abi tada turim, žinai? Taip. Nes tau nereikia pirkti man vienų batų, savo kitų ir mes galim tiesiog tos pačius kaip ir pasikeisdami. Kaip ir galim pasikeisti, bet batus mes turim savo, batus mes turim savo, bet kartais pamiksuojam, jeigu mums reikia. Jo. Gerai, dabar kūno imidžas. Aš pastebėjau, kad labai daug dabar, tokių outfitų, kur iš vis dingsta kūno linijos ir visa kita. Tai, kas su šitu yra? Tu, pavyzdžiui, geriau jautiesi, kai tavo figūra matosi, ar kai kokį baggy clothes? Man tai patinka, ta prasme, aptemtus rūbus nešiot, bet gal tik tais dėl to, kad visi man sako, tu turi tokias gražias kojas, kodėl nerodai, žinai? Jo. Ir tu tada taip, mamos pintas, Jonas. Jo, tai va. Bet man atrodo, kad jeigu tu kažkaip nesijauti gerai savo odoj ar kažką, tai kaip ir, plus visi tai daro, tai jeigu tu, ta prasme, jeigu tu būtum vienas, kuris taip rengiesi, taip, apdribusiai, tai atrodytum labai, ką jis įslėpia, bet visi taip rengiasi ir tu realiai, nelabai žinai, kaip tas žmogus atrodo po viskuo, žinai, bet man atrodo, kad iš dalies tai gerai, nes kaip ir sulygina visus tada. Sulygina tai ta prasme, kad nėra nei geresnių formų mergaičių, nei prastesnių. Jeigu visos eitų su trumpais sijonais, tai sakytų, šitą tokia ir taip, labai, o dabar tiesiog, kaip ir visi vienodai atrodo. Tai, yra pliusų, yra minusų. Aš atsimenu, mano laikais, aš labai nemėgstu sakyti šitą sakinį, tai mes kažkaip stengdamės parodyti, kokios mūsų figūras viską. Bet iš tikrųjų laikai keičiasi, gal tas ir gerai. Bet tai man atrodo, čia dar mados irgi to pačiu, nes nėra, kad tu visą laiką aptemta būni dabar. Jo, aš irgi taip stengiuosi prisitaikyti. Nes kažkaip, žinau tą dalyką, kad mados keičiasi kas 20 metų, tai prieš 20 metų tu turbūt irgi, būdavo tų tokių. Aš atsimenu, prieš 20 metų tai aš buvau labai įsispraudus, aš skraidydavau į Los Andželą daug ir kažkur buvau nusivogus. Gal iš Victoria's Beckham, kad moteris turi būti visada tik su aukštakulniais. Įsivaizduok, kiek aš kentėjau. Lėktuvose aš būdavau su aukštakulniais ir man atrodydavo, kad perskrist Atlantą su aukštakulniais yra kažkoks tipo cool thing. Tai aš esu labai daug eksperimentavus su savo outfitais ir atsimenu, taigi dar yra nuotraukų, kai aš juodom odinėm kelnėm ten. Jo, bet šiaip man atrodo, kad nėra, kad žmonės kažkaip mažiau staiposi dabar. Tiesiog gal, kasdieniniai rūbai, biški tokie labiau, platesni. Bet šiaip jeigu tu pažiūri ten, nežinau, žurnalus, kad ir Instagramai kokie, tai nėra, kad ten visi tiesiog... Jo. Taigi būna visko. Jo, tiesa. O šitą mitą, pavyzdžiui, tai tu stovi į veidrodį ir kaip tu žiūri, pavyzdžiui, į veidrodį ir save kritikuoji?
Ar daugiau taip, hello baby, toks, žinai, ar stengiasi, būna visko. Būna visokių dienų. Kartais kritikuoju, bet šiaip stengiasi kaip tik pastebėti tos dalykus, kurie man patinka, žinai. Pavyzdžiui, jeigu man ten nepatinka, kaip atrodo, arba ten kokį spogą turiu nosies, tai aš stengiuosi tada susitelkti, kad mano plaukai gražiai atrodo, žinai. Opa. Nu, arba kažką tokio, kad tipo nusikreip, nes jeigu tu tik žiūri tą spuogą ir galvoji, oi, kokia aš baisi, tai nu nieko nebus. Nu, tiesiog. Šiandien noriu susireikšminti, bet mamos mokykla yra pamatyti visame, kame šviesus dalykų. Jo. Aš kartais jai sakau išeidama, šiandien bus tau tikrai labai gera diena. Mama man vieną kartą, tai pasakė vieną kartą, nes man buvo labai sunki savaitė ir sako, nu, šiandien jaučiu, kad tau bus gera diena. Tada man buvo gera diena ir dabar kiekvieną dieną taip sako ir nesvarbu jau dabar jau, tiesiog. Tu galvoji, kad tu kažką darai. Aš žinau, ne, bet aš tai suprogramuoju teisingai. Ir aš jai pasakiau, išeidama, jinai tokia liūdna išeina, sakau, šiandien tikrai tau bus labai labai gera diena. Ir jinai man parašo po 2 valandų, tu buvai teisi, šiandien man labai gera diena. Ta vieną kartą buvo. Ne, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra vienas iš tokių savęs programavimo metodų. Kai tu būdavai mažytė, aš tau šitą dažnai sakydavau, šiandien bus labai gerai diena tavo. Ir tu taip, o. Pameni, mes kažkada senai, tas, kas mus ilgai seka, mes turėdavom tos tokius žurnalus 5 minučių ir ten galėdavai išsikarpyti ir tokias korteles pasidaryti. Ir užsidėti ant veidrodžio, ant spintų ir ten būdavo parašyti visokie dalykai, ten tipo. Kaip afirmacija. Jo, kas ten parašyti, aš nepamenu. Kad šiandien bus tau labai gera diena, viena būtų iš tų, kurią aš tau užkabinčiau. Taip. Iš tikro, man atrodo, kad tas minčių ta tokia švara, jinai svarbi yra, nes tu bet kada gali, žinai. Pavyzdžiui, aš ateinu iš tokios kartos, kur labai daug kritikuojama aš būdavau, žinai, mano močiutė tokia būdavo, kur visą laiką sakydavo, Rūta, su tavim ten tas blogai. Tai man atrodo, tie tėvų balsai taip įsėda paskui labai giliai ir kai žiūri veidrodį, užaugi, žinai, paskui ten į save žiūri ir galvoji, tas su manim negerai, tas su manim negerai. Tai man užtruko daug laiko, kad aš galėčiau atskirti. Nu, žinai, kad prasideda ten mano ten kokia savikritiška tokia kalba su savim ir aš ją turėjau išmokti, kad jos nedarytume. Tai, kai aš tave auginau, tai aš labai stengiausi, kad tau nieks nesakytų, žinai, tu nemoki, tu nesugebi, tu negraži, tu nesimetriška. Šiaip nesimetriška. Taip. Ne, šiaip aš savo būna, kad sakau tokių dalykų ir Nu, bet kiek 10%? Bet aš, kai aš savo sakau, tai viena. Bet kai man kiti sako, tai, nu, žinai, tipo, aš galiu savo sakyti, kad aš, tipo, negraži ir nepratinga, bet jeigu kitas pasako, tai aš galvoju, blemba, koks tu, nežinau. Taip, ne, kiti negali sakyti. Man labai nepatinka, žinai, kai kiti man kartais sako, kokia tu pavargu šiandien, aš labai nemėgstu tokių visų. Arba, žinai, kartais... Kartais bandai supūstinti ir tau sako, kartais sakai, būni su kažkuo ir taip, nu blemba, aš tokia kvaila ir tai tokia, vietoj to, kad sakytų, ne, jie tokia, Tu arba tylė, tada tarp. Mane negaliu nuteikti, žinai, ir tada toks blemba, nu, koks tu draugas. Ir nėra kaip ištraukti, sakys. Jo, nu tai jo. Tai va, tai su savikritika nėra, kad ant kūno barai, ten ar dar kažką, šitą įsiaiškinau. Kartais, bet didžiąją dalį. Bet kiek, 10% dienos, 20%? Ne dienos. Gal aplamai kokia 15%. 15%. Neblogai, tikit. Geras auginimas, jas man. Ne. Šitą tavo, kai tu sakėjai, turėjai man pritarti ir dabar tu pritarti. Gerai, dabar dar noriu pakalbėti apie socialinius tinklus, bet pradžiai apie mitybą. Ar tu manai, kad tu gerai valgai? Nes dauguma paauglių valgo tikrai labai prastai. Pažiūrim, kaip mama valgo. Paskutiniu metu, kai grįžau iš ligoninės, aš žymiai geriau valgau. Kad aš anksčiau žymiai daugiau užkandžiaudavau, dabar aš stengiuosi, jeigu noriu valgyti normalų, tiesiog patiekalą, žinai. Tai tas man kažkaip... Ir iš tikrųjų geriau jautiesi, pavalgai, pamiegi, geri daug vandens.
Taip. Eini kažkur kažką veiki ir, na, aišku, Emos mitybos labai labai. nefainai, kad taip yra, bet iš tikrųjų, kai rūpinėsi savimi, iš tikrųjų geriau būna. Geriau jautiesi tikrai. Ir dabar jinai buvo ligoninė, jeigu sekat mūsų istoriją, ir po ligoninės tikrai pati pradėjo rodyti daugiau iniciatyvos geresniam maistui. Aš gaunu labai gražių maisto nuotraukų, kalnai, daržovių, mėsytė, dabar pas mus labai pagerėjo su maistu. Bet o tu valgai dženką, pavyzdžiui, pasislėpus. Dabar va pasakyk į kamerą. Kartais, bet anksčiau aš daugiau tą darydavau. Nes pameni, kai pas mane mokyklai nėra valgyklos. Šis labai gadina reikalus. Jo, bet mes einam su draugiam į kavinę. Bet tu man labai drausdavai visokius dženkus, nu, arba labai limituodavai. Ir kai aš išėjau į 5 klasę, ir aš turėjau visą laisvę, visą parduotuvę, išsirinkti, ką aš tik tais noriu, ir kaip ir neribojamus pinigus, tai tada buvo mano cukraus bumas. Tu nežinojai šito. Iki dabar, bet aš tiek daug visko prisivalgiau. Aš prisipažinau. Aš tiek daug visokių... Nu, taip. Ta 5-6 klasė... Nu, ne, šiaip... Palauk, ne 5, o... Dabar, ar ne? Ne. Nuo 7, kai grįžau po karantino į mokyklą, nes aš neėjau į mokyklą. Bet kai grįžau, 7, nes dar 5 aš neįdavau niekur, bet 7 buvo blogai. Paskui jau 8 aš susivokiau kažkaip. Bet man atrodo, kad aš apie šitą nežinojau, bet man atrodo, visi turi praeiti per tą etapą. Ir aš pati atsimenu, kai gyvenau Amerikoje, atsikėliau į Los Andželą ir mano buvo pagrindinis tada McDonald's. Tikrai aš eidavau, nes aš neturėjau daugiau pinigų tik į McDonald's. Bet žinai, čia kas yra, man atrodo, kad tu kažkada man pasakai, kaip tu dietos laikysi, kad tik tai savaitgaliais gali valgyti. Prisiryti, jo. Jo, ir tada tu toks, nu gerai, tai tipo, tuoj, ir tada, kai gali jau, tada jau valgai. Jo. Žinai, ir paskui grįžti ir vėl, tipo, viskas cool, bet kai... Tai šitas labai, man atrodo, nesveika. Dabar aš savo kaip ir nedraudžiu, bet aš net nenoriu tiek daug valgyti viską, žinai. Jo. Nes aš, man atrodo, atsivalgiau jau visko. Super. Aš visada namuose turiu tokių gerų motivacijų. Mano iš vis mėgstamiausias vaisius mangas. O koks tavo mėgstamiausias vaisius? Tik nesakyk, irgi mangas. Ne, ananasai man patinka, ličiai skanus. Ananasai tau patinka, mandarinai tau patinka. Man apelsinai patinka. Kiviai, geri kiviai tau patinka. Bet tie, kur 8 eurus kainuoja kilogramas. Mes kai varėm į ligoninę, tu man nupirkai, mama man nupirko 3 kivius už 8 eurus. Na, jau ten buvo ypatingai kiviai, nes buvo ligoninė ir aš labai norėjau kaip. Jo. Gerai, socialiniai tinklai. Kiek laiko tu praleidi juose? Kokius socialinius tinklus, kokį tavo aš tik Instagramą turiu, aš neturiu TikToko, bet aš Instagramui praleidžiu taip iki maksimum kokias 3 valandas per dieną būna. Bet čia jau blogiausiam dienom. Blogiausiam. Šiaip apie valandą 1,5 būna. Nu, bet kartais ir mažiau. Nu, tipo. Bet dažniausiai mokyklai per pertraukas neturiu ką veikti, tai tiesiog. Tai tu pagrindinė, o TikTok'e tu ne? Ne, aš neturiu TikToko jau nuo gal kokius 3-4 metus gal neturiu. Tai pagrindė, ką tu darai? Susirašinėjai, ane? Jo, šiaip aš daugiausia laiko... Aš nekontroliuoju jos iš tikrųjų. Mes kartais pasikalbam apie šitą kartą. Bet nėra, kad aš taip visą laiką sėdėčiau prie ekrano. Tai Ypatingai dabar kažkaip pagerėjo. Jo. Jinai dažnai piešia, tu vakar piešiai visą vakarą, paskui ateina sesė, ten turi prašymų, ką jinai nori su ją pažaisti. Tai tokia labai, kad sėdėtų namuose, tai taip nėra. Nu, ar tu sėdi? Ne, nu, aš tiesiog kažkaip mano didžiausias laikas praleistas ant ekrano, tai būna arba susirašinėjau, arba kažką aš būnu pasileidžiu kokį serialą fone, žinai, kaip piešiu vat, ar kažką, nes šiaip muzikos daug klausau. Jo, aš muzikos daug klausau, va, bet aš, ta prasme, aš pasileidžiu tą muziką ir aš darau kažką ir man nereikia žiūrėti kažko. Tai šitas visai gelbsti. Bet šiaip Instagramui, nu, aš praleidžiu to laiką, bet aš daugiau praleidžiu laiko rašinėdama visiems. O tu? Aš tai Instagram'e praleidžiu labai daug laiko. Nu, bet jeigu kaip tu manai, kaip būtų, jeigu tu nedirbtum? Jeigu nedirbčiau, nu, kokią valandą, manau, irgi prasidėčiau. Pasižiūrėčiau kokius profilius, bet aš labai žiūriu, ką aš seku. Man labai nepatinka tie profiliai, kur ten pastoviai tūsinasi, pyksta arba deda neigiamus komentarus. Šitus iš karto unfollowinu,
aš kažkaip seku tokius inspam. Dabar sportas man darosi aktualu, tada geresnis maistas, tada outfitų kokios idėjos, aš tokius seku. O ką tu seki? Šiaip aš neturiu labai daug žmonių, kur aš seku, aš šiaip man patinka scrollint. Instagramą aš tiesiog dažniausiai scrollinu, jeigu taip nuoširdžiai. Dabar galvoju šiaip. Man patinka šiaip žiūrėti visokius ilgalaikius projektus, kai žmonės daro ten kokią namų renovaciją. Tau patinka tokie? Jo, ir kokius metus tada žiūri, kaip jie renovuojasi tos namus ir ten seki kiekvieną ten reelsą gaudai. Bet šiaip aš pasižiūriu daugiausiai pažįstamus, jeigu taip saku. Ne tokius pažįstamus kaip ten, kad kalbėtum kiekvieną dieną, bet pavyzdžiui, mano ta draugė iš Prancūzijos, aš ją mėgstu pasižiūrėti jos profilį. Kaip tik važiuosim į Prancūziją po poros mėnesių. Jo, tai va. Tai, nežinau, šiaip biški beprasmis tas mano laikas, bet jeigu aš savo draudžiu, tai paskui aš vis tiek kažką sugalvoju ir jau geriau tada taip. Čia ta pati filosofija kaip su tuo, su dženku, nes tiesiog, tu kaip ir valgai, bet kaip ir valdai save, žinai, tipo. O šitą mitą, tai ar tu manai, kad aš turėčiau tikrinti tavo telefoną, ką tu darai, su ko tu susirašinėjai? Gal ne. Ne, bet ar aplamai manai, kad tėvai turėtų žinoti, nes pavyzdžiui... Ne, nes aš sutinku, kad ten pavyzdžiui paimti iš vaiko telefoną karts nuo karto nėra taip blogai. Bet, jeigu tu tikrintum mano telefoną, čia toks biški privatumo pažeidimas, nes šitas pats, kas kiekvieną pokalbį klausytum, kurį aš Vieną kartą yra buvę, tu atsimeni, kai tu su viena... Bet čia buvo senai, nes aš buvau gal 5 klasė, aš 5 buvau ir man buvo dar 10. Jo. Tai čia dar yra normaliai, nes jeigu... Buvo atsiradus viena draugė, kuri tokia keista kryptimi. Destruktyvi tokia pakankamai. Labai destruktyvi mergaitė buvo ir buvo pradėjus rašyti tokias... Įdomias žinutės. Jo, negaliu aš pakomentuoti, bet jose buvo daug tokių ir, nežinau, seksualinių aspektų visokių. Ir buvo pradėjus jinai susirašinėti kažkaip su jama ir aš tada pagavau jas. Kaip aš tą pagavau? Nežinau, nepamenu, bet biški trauma man buvo realiai. Tai va, nuo tos visos situacijos. Tiesiog kažkaip taip, toks labai nefainai. Aišku, aš sutinku, kad, kaip ir gerai, kad viskas baigėsi, bet aš vis tiek nenorėčiau, kad tu žiūrėt. Ta prasme, nenorėčiau, kad taip pat pasikartotų. Bet gal ir gerai mums buvo ta situacija, nes mes tada aptarėm viską ir tada kažkaip mes turėjom progą pakalbėti apie draugus, apie tai, kokie kryptim jie gali nueiti, į ką panašus bus gyvenimas, jeigu įsileisi tokių žmonių. Ir man atrodo, kad po tos 5 klasės aš niekada nesu tikrinus jos telefono. Ir kartais norėčiau pagriebti, bet ten tiek kodų, kad aš ten net nežinau. Ten jau prieinu prie to telefono, jisai jau užsirakino. Ta prasme, jeigu tavo, pavyzdžiui, vaikas, kokių 7 metų turi telefoną, tada aš dar sutinku, kad, tėvai turėtų kažkiek prižiūrėti, nes taip visiškai palikt, kad ir įsivaizduok, mano pusbroliui. Tavo brolio vaikų, jeigu dabar tiesiog paliktum jį su telefonu, tai būtų labai nesaugu. Bet jau nuo kokios 14-13, jo. Bet o ką daryti to mamom, kurios pergyveno, su kuo susirašinėjo? Nežinau, kalbėti su vaikais. Tai va, kalbėti. Nes, ta prasme, jeigu tu... kaip man išsireikšti, lauk. Tiesiog, tu kaip ir kalbi su žmonėm, žinai, ir tos žinutės jos lieka, aišku, bet, čia tas pats, ar tu norėtum, kad aš klausyčiau viską, ką tu visiems sakai visada, žinai? Tu klausai. Dažniausiai tu taip praveri kambario duris, kai aš tik pradedu su Mindaugu kokį intensyvesnį pokalbį. Tai Mindaugas gyvena su mumis. Taip, tai būna toks taip duris atsidaro. Bet jeigu klausyčiau viską su Saulė, su mama, tu įsivaizduok, kaip jaustumėsi, žinai. Tiesiog ir plus, visokių prirašai, visokių nereikšmingų dalykų, kurios, iš tikrųjų, Taip. Pavyzdžiui, mamai galėtų atrodyti labai ten kažkaip crazy, o tarp draugių rate, nes vis tiek kitai bendrauja su bendravimu. Man atrodo, kad man nereikia tikrinti jos telefono, bet ne dėl to, kad jinai ten rašo. Žinau, kad jinai ten visko prirašo, greičiausiai. Ir mama prisiskundžia ir prirašo. Bet
pas mus toks geras ryšys, geras vaibas ir aš jaučiu jos visą laiką tokį pulsą. Ir kol jinai laiminga, kol jinai gerai jaučiasi, kol mes gerai sutarėme, man atrodo, kad man nereikia ieškoti. Aš tinku, kad pavyzdžiui, jeigu aš kažkaip ten labai nerčiau, kažkokios depresijos gilumas ir neišlyščiau iš kambario, ten visą laiką būčiau telefone, tai tada reikėtų susirūpinti. Bet, aš kalbėjau su draugė apie tai, kad man keista, kad man jūs tiek daug leidžiat. Bet iš kitos pusės aš nieko nedarau, kad išnaudočiau tą galimybę, žinai. Tai kaip ir nėra pagrindo, kodėl turėtumėt neleisti. Supranti. Aš jai daug leidžiu, labai pasitikiu, bet kol kas tas pasitikėjimas jisai niekad nebuvo sulaužytas. Tai už tai pasitikiu. Nes aš, ta prasme, aš kartais galvoju, pavyzdžiui, aš atsiduriu tokiai situacijai, kur, su tavo leidimu, kur aš tikrai galėčiau kažką padaryti, nežinau, rūkyt, gert, žinai, jeigu norėčiau, bet aš tiesiog kažkaip neišnaudoju to ir aš nenoriu ir man tiesiog... Man atrodo, kad su tais vaikais reikia kurti santykį nuolat ir kartais tą santykį pameti, paskui tada vėl turi ieškoti, pas mus šeimoje visi labai rūpinasi viens kito poreikiais, kažkaip jinai žino, ko reikia man, kad aš gerai jaučiuosi, aš žinau, ko reikia jai. Ir kažkaip, labai stengiuosi neturėti, žinot, kokių įsitikinimų. Pavyzdžiui, mes savame kalbėjom, kad tėvai dažnai turi įsitikinimus, ką vaikai turi daryti. Ir tu gali turėti įsitikinimus, bet tu turi juos iškomunikuoti. Nes tu kaip ir nežinai, ko kitas iš tavęs tikisi. Žinai. Bet kažkaip mes anksčiau pykdavomės daug, kad, aš pavyzdžiui, išeinu kažkur ir tu rūpindavaisi, o aš man zin, kaip ir. Taip. Ir mes pasipykom porą kartų apie tai. Bet dabar kažkaip gerai. Labai gerai. Jinai žino, kad jinai turi greitą atrašyti žinutės, jeigu aš rašau, aš tikrai nesėdžiu jos, bet man patinka, kai yra gera komunikacija. Ir šiai dienai šitas sritis rami ir jinai nekelia problemų. Bet aš labai noriu palaikyti tas mamas, kurios turi problemų su savo paaugliais, kad žinai, čia vieną dieną didžiuojas ir sakai, kaip gerai, kitą dieną pats gali sėdėti tokioj pačioj problemai. Ir ieškoti pagalbos ir bandyti kaip susitart. Tai mūsų šito podcast'o tikslas buvo, kad, žinot, jeigu jūs turit paauglės dukras ir gal neturit galimybę su jom tai pasikalbėti, nes jūs ten kietos labai užsidarė ar kažkas, tai gal Ema truputį ištransliavo tą paauglių poziciją tokią, kas jiems svarbu, kas rūpi. Ir tai, kas veikia mum, nebūtinai turi veikti jum. Tai... Man atrodo, kad šitas gal būtų net naudingiau naujom mamom. Nes tiesiog man atrodo, kad tas toks santykis mūsų ir pasitikėjimas viena kita per labai ilgą laiką. Galėtumėm dar prakalbėti valandą laiko ir jeigu jūs po šitų podcastų paliksit klausimus Emai, tai mes ją dar pakviesim kažkokią progą, gal vasarą. O šiaip, labai smagu, kad pasidalinai, kad tu taip gražiai atvirai pasisakai viską. Ir... Aš nežinau, kiek čia naudos, nes nelabai galim duoti sprendimus kažkokius, kai pačiom dar neteko. Taip. Bet, pasidalint kažkokį vaibą ir pakviesti jūs į mūsų tokią energiją ir palinkėti jums gražių santykių. Jeigu jūs jų šiai dienai neturit ar ieškot kaip susikurt, nenuleiskit rankų. Ne? Gerai. Ačiū, kad esat. Ate. Viso.